Sveiki, mėlyje, turbūt norėjau keletą žodžių pašnekėti apie tai, kas vyksta šiai dienai, kokie procesai vyksta, nes, kai žinote, prieš tirščiausią, prieš šviesą, ateinant šviesai galui, būtent tai tamsiai nakčiai, dažniausia tamsuma tirštėja. Ir tirštėja, tai kokie procesai vyksta, kad neužilgo bus baigtas visi skaudūs įvykiai, kurie yra karo fone. Ir būtent tie procesai, kurie vyksta mūsų aplinkoje, dažniausiai gali būti tiesiog atsinešti tam tikrą negatyvą. Taigi ta tamsa, kuri ateina būtent į tas šviesias sielas, ateina tamsa. Ir ta tamsa gali tiesiog įvairiais būdais įtakoti tas šviesias sielas, į jų šeimų narius, įvairiais būdais gali jas pradėti gąsdinti ir įtakoti. Tai tiesiog nereikia įsigąsdinti tokių procesų, tai yra, kaip sakoma, prieš pačią pabaigą tamsa yra tirščiausia. Tai tiesiog nereikia įsijungti į tokius procesus, į žemų vibracijų procesus. Tai tas procesas, kad kuomet reikia išlaikyti tas aukštas vibracijas, nereikia įsijungti į jų žaidimą. Tai yra matricinis žaidimas. Tai yra tų žmonių, kurie yra pasirašę sutartį su tom būtybėm, su demonais, kurie yra pasirašę sutartis. Jie aktyviai veikia, būtent tos tamsiosios jėgos, jie aktyviai veikia per tokius žmonės. Ir į tokių žmonių reakcijas, į tokių žmonių puolimus net nereikia reaguoti, tiesiog stengtis reikia išlaikyti tas aukštas vibracijas, kokias mes turime dabar. Išlaikyti tas vibracijas ir jūs būsite, supraskite, kad jūs tuo metu, kai jūs išlaikote vibracijas, jūs būsite nepasiekiami tokiems žmonėms, nebūsite pasiekiami tamsioms jėgoms. Taigi, būtent dabar yra aktyviai puolamos tokios sielos, aktyviai jos provokuojamos, yra įvairūs duodami išbandymai, ar tu tikrai eini į šviesą, ar mes galime dar biškį paimti iš tavęs tos sielos gabalėlį, tos energijos, kurios galima būtų atiduoti. Jie tik ir ieško to kelio, kad biškiuką nors kažkiek tai paimti iš jūsų tos energijos. Tai tiesiog nereikia kreipti dėmesį į tokius veiksnius, į žemų vibracijų žmonių, tokius puolimus, atsirinkti savo aplinką ir tiesiog išsaugoti čia aplinką ir turėti, tai išlaikyti savo tas vibracijas, išlaikyti tą savo ne tik tai aukštas vibracijas, bet ir tą impulsą, energetinį impulsą, kuris duoda jum pakelimą, tą jausmą. Nereikia pasiduoti tas žlugdančias ir ypatingai nuotaiką žlugdančias, tas veiksnius. Tai tie žmonės, kurie nori jums sukelti baimės, nori jums sukelti priešiškumą, sukiršinti ar kažką veikdami jūs, įvesdami jūs į tokias įvairias situacijas, tai jūs suprantate, kad viskas priklauso nuo to, kaip jūs priemate, viskas priklauso nuo to, kaip jūs reaguojate, viskas priklauso nuo to, kokias pas jūs mintis, kokias žodžiai pas jūs ateina. Viskas yra priklausomai nuo to. Taigi jūsų vibracija, kokia jinai yra, tai jeigu jūs sugebate ją išlaikyti aukštame fone, aukštame dažnyje, tai visi negatyvai nuo jūsų tiesiog atlips. Jie jie neturės prie ko prisikabinti. Tai vyksta dabar ir dar vyks gana ilgą laiką. Tai tiesiog turėkite omeny, kad yra svarbu, jeigu matote, kad yra kažkokia situacija, kažkokia sunki, skaudi, pasistengkite ją išlaikyti, tiesiog išlaikyti tas vibracinį, tą dažnį savo aukštame lygyje. Nepasiduoti į tą baimę, kurią nori jums sukelti tie žmonės, tie, kurie turi sutartį su tamsiosiomis jėgomis. Tiesiog pasistengti išlaikyti tą aukštą vibracinį lygį ir būti tame dažnyje. Tai tas yra svarbiausia būtent čia ir dabar, būtent šiuo momentu ir šiame laikotarpyje. Taigi vyksta arši kova už kiekvieną sielą ir ši kova, kaip žinote, jinai labai, labai arši ir tiesiog reikia stengtis, tie žmonės, kurie eina jau šviesos pusėje, jau jie yra pasirinkę savo šviesią pusę, savo šviesią dalį, šviesų savo likimą. Ir tiesiog eiti tuo keliu ir nežiūrinti nieką, nekreipiant dėmesį nei nieką. Taigi žinokite kad tai yra tamsiųjų jėgų
siunčiami tie žmonės, jie yra valdomi tie žmonės ir jie įvairiais būdais gali jūs provokuoti, įvairiais būdais gali jūs gąsdinti ir kai tik tai jūs išeinate į tą baimę, kai tik tai jūs išeinate į tas žemas vibracijas, jūs prarandate savo jėgą, jūs prarandate savo energiją. Tiesiog nepasiduokite šiai situacijai ir tiesiog būkite savimi, išlaikykite tas aukštas vibracijas.